Mėly kolegos Seimo nariai, svarsčiau savo paskutinę kaip Seimo pirmininkės kalbą pradėti nuo žinomo anekdoto apie 3 laiškus. Juk Seime netrūksta anekdotinių situacijų, todėl tokia pradžia galbūt visai tinkama. Visgi nutariau, kad to daryti neverta. Jei patys žiūrėsime į Seimą kaip į anekdotą, cirką ar nesusipratimą, kodėl turėtume stebėtis, kad pasitikėjimas šią instituciją nėra didelis. Esame parlamentinė respublika ir Seimas yra pagrindinė Lietuvos valdžia. Tai faktas, tikrai nemenkinant kitų demokratinės sistemos valdžių, veikiančių konstitucijos nustatytose ribose. Būtent parlamentas turėtų būti kamertonas, atskaitos taškas, formuojant Lietuvos valdžios stilistiką pačia bendriausia prasme. Tai tikrai ne vienos kadencijos darbas, bet kiekviena Seimo vadovybė, Seimo frakcijos ir komitetai, kiekvienas Seimo narys savo galimybių ribose privalo neišleisti iš akių šios itin svarbios užduoties, galima sakyti, misijos. Ypač dabar, kai kvestionuojamos įprastinės politinio žaidimo taisyklės, kai agresyviai atakuojama tarptautinė teisė, kai liberalius demokratijos visame pasaulyje patiria didžiulį spaudimą ir iš išorės, ir iš vidaus. Tai pirmoji pamoka, kurią gavau, dirbdama šios 4 metus Seimo pirmininkė. Antroji pamoka labiau susijusi su valdžios funkcionavimo principais. Tai liečia ne tik parlamentą, bet ir bet kokio kito lygmens valdžią. Tačiau Seimas, kaip sakiau, čia turėtų duoti toną. Įprasta sakyti, kad valdžia turi būti greita. Taip ji privalo operatyviai reaguoti, priimti sprendimus ir padėti ir atskiram individui, ir žmonių grupėms, ypač labiausiai pažeidžiamams, ir visai visuomeniai. Tai žinoma tiesa. Tačiau yra ir kita nemažiau svarbi pusė. Kaip greta greitojo skaitimo ir mąstymo yra skaitimas ir mąstymas lėtas, taip ir greta greitos valdžios turėtų būti vietos lėtai valdžiai, orientuota į kuo išsamesnę diskusiją, į platesnį visuomenės įtraukimą į sprendimų priėmimą. Tai reiškia ir nepalyginamai didesnį dėmesį tam, kokias neigiamas pasiekmes galėtų sukelti vieno ar kito teisės akto priėmimas. Taip reikia neatsilikti, dėl to niekas nesiginčia. Tačiau kartais, kaip sakydavo senovės romėnai, reikia skubėti lėtai, nes tik taip galima pasiekti sprendimų, kurie bus ne vien valdžios, bet ir visuomenės sprendimai, kurių nereiks nuolat kaitalioti ar tikslinti. Na, o trečioji pamoka yra veikiau patvirtinimas to, kuo aš kaip liberalė visada tikėjau. Valdžia turi padėti, esant reikalui, paremti. Tačiau ji turi atrasti savyje jėgų ir netrukdyti. Vienas iš esminių principų valdžios veikiančios liberalios demokratijos sąlygomis yra savęs apribojimas. Valdžia tai instrumentas, kuris suteikia galių, tačiau ji automatiškai nedaro tavęs nei protingesniu, nei geriau išmanančiu. Todėl valdžiai reikia rasti savyje jėgų įveikti pranašumo kompleksą, nesistengti viską kontroliuoti, nesikišti ten, kur tikrai nereikia, kur viskas juda ir be jos pastangų. Ir pradėti čia reikia būtent nuo Seimo. Kiekviena Seimo kadencija turi savo iššūkių. Mūsų kadencijai jų kliuvo tiek, kad užtektų 3 ar 4. Ir aš džiaugiuosi, kad garbingai susitvarkėme. Esu įsitikinusi, kad po kurio laiko mūsų kadencija bus prisimenama kaip sėkmingo darbo pavyzdys. Nes ilgesnėje perspektyvoje lieka ne žodžiai, o darbai. Yra pamokanti žydiška išmintis, kuri šiandien, manau, ypač aktuali. Rabinas sako, puodynėje sėdi 3 varlės. Viena iš jų nusprendė iššokti, paskui taip nusprendė antra. Galiausiai 3. Kiek varlių liko puodynėje? Ne vienos, atsako mokinys. Ne, vis dėlto 3, šypsosi Rabinas. Nes nuspręsti ir iššokti nėra tas pats. Didžioji anglų rašytoja Jane Austen yra sakiusi, mūsų apibrėžia ne tai, ką sakome, netgi ne tai, ką galvojame, o tai, ką darome. Todėl pagal darbus pirmiausiai ir vertinama. Šiandien atrodo, kad 4 pastarieji metai prabėgo labai greitai. Dėkoju visiems jums, kolegos pozicijoje ir opozicijoje, už bendrą darbą. Kai galėsime vertinti kadenciją objektyviau, iš laiko perspektyvos, esu tikra, kad prisiminsime būtent bendras pastangas ir sutarimą dėl esminių valstybei klausimų.
Netruks prabėgti ir ateinantis 4 metai. Ir bent jau jais spręsime iš pirmosios porinkiminės savaitės. Ramybės ir nuspėjamumo tikėtis tikrai neverta. Todėl naujajam Seimui nuoširdžiai linkiu sėkmės. Jos mums visiems, turint galvoje platesnius tarptautinius kontekstus, tikrai prireiks. O likusieji 95% tai kasdienis parlamentinis darbas, nuoseklus ir sąžiningas, paremtas racionaliais argumentais, nekaltinant ir nekerštaujant, nesiveliant į nereikalingus emocinius karus, neiškeliant savų interesų aukščiau kitų, nesiekiant išimti faktų iš politikos, netrinant skirtumo tarp melo ir tiesos. Nesvarbu, kur dirbi, pozicijoje ar opozicijoje. Mes savo darbą atliksime, tuo galite nebejoti, o dabar, kaip sako šachmatininkai, jūsų ėjimas. Ačiū.